Ištrauka iš Hovardo Katlerio ir jo šventenybės Dalai Lamos knygos Menas būti laimingam. Antras skyrius. Laimės šaltiniai. Prieš kelerius metus mano bičiulė netikėtai praturtėjo. Prieš 1,5 metų ji metė medicinos sesers darbą ir nuėjo dirbti pas 2 savo bičiulius, pradėjusius nedidelį sveikatos priežiūros verslą. Šis susilaukė žaibiškos sėkmės ir per kitus 1,5 metų buvo perpirktas stambios bendrovių grupės už didžiulę sumą. Mano bičiulė buvo įsikūrusi apatiniame senosios bendrovės pastato aukšte ir parduodant verslą turėjo tokių gerų sandorių, kad būdama 32 galėjo išeiti į pensiją. Neseniai buvau ją sutikęs ir paklausiau, kaip patinka pensininkės gyvenimas. Na, atsakė ji, tikrai nuostabu. Galėti keliauti, daryti tai, ką visada norėjai daryti. Bet pridūrė, keista, kai atsitokėjau, nuo susijaudinimo, kad uždirbau visus tuos pinigus, visa tarsi grįžo į vėžes. Be abejo, daug kas pasikeitė, nusipirkau naują namą, daiktų, bet apskritai nemanau esanti laimingesnė, negu buvau lig šiol. Maždaug tuo pat metu, kai bičiulė skaičiavo pelną, kitam panašaus amžiaus mano draugui buvo diagnozuotas živ virusas. Jis man pasakojo, kaip gyvena dabar, žinodamas esąs juo užsikrėtęs. Suprantama, iš pradžių puoliau į neviltį, kalbėjo jis. Man prireikė kone metų vien susitaikyti su mintimi, kad esu užsikrėtęs. Tačiau pernai mano gyvenimas pasikeitė. Rodos, iš kiekvienos dienos gaunu daugiau negu kada nors anksčiau. Patiriu tokių akimirkų, kad jaučiuosi daug laimingesnis. Ko gero, išmokau labiau vertinti kasdienius dalykus ir esu dėkingas, kad iki šiol nepasireiškė jokių rimtų AIDS simptomų, kad galiu tikrai mėgautis tuo, ką gyvenime turiu. Nors daug mieliau gyvenčiau be šio viruso, tenka pripažinti, tam tikrą prasme jis pakeitė mano gyvenimą į gerą. Kokiu būdu pakeitė, paklausiau. Na, pavyzdžiui, žinai, kad aš visą gyvenimą buvau užkietėjęs materialistas, bet per paskutinius metus susitaikiau su savo mirtingumu ir man atsivėrė visiškai naujas pasaulis. Pirmą kartą gyvenime pradėjau gilintis į dvasingumo sritį. Perskaičiau daug knygų šią temą, kalbėjausi su žmonėmis. Atradau tiek daug dalykų, apie kuriuos anksčiau nė negalvodavau. Džiugiai jaudinuosi vien keldamasis ryte, vien laukdamas, ką nauja diena atneš. Abiejų žmonių atvejai patvirtina svarbiausią dalyką. Laimę nulemia ne tik išoriniai veiksniai, kiek psichinė žmogaus nuostata. Sėkmė gali suteikti laikiną pakilumo jausmą. Tragedija gali ilgam sukelti depresiją, bet anksčiau ar vėliau mūsų laimės jausmas pasiektų ankstesnį mastą. Psichologai tokį procesą vadina adaptacija, o mes matome, kaip šis principas veikia kasdieniame gyvenime. Atlyginimo padidinimas, naujas automobilis, bendraamžių pripažinimas gali trumpam pagerinti nuotaiką, bet netrukus grįžtame į sau įprastą laimingumo lygį. Juk ir susiginčijus su draugu, prireikus gabenti automobilį remontuoti, ar nesunkiai susižeidus, mūsų nuotaika subjūra, bet vos po kelių dienų vėl pasitaiso. Ši tendencija neapsiriboja trivaliais kasdieniais įvykiais. Ji išlieka ir kraštutinėmis triumfo ar nelaimės sąlygomis. Pavyzdžiui, tyrėjai apklausė Ilinojaus valstijos loterijos laimėtojus bei Britų biliardo žaidėjus ir nustatė, kad pradinis pakilumas ilgainiui išsisklaido, o laimėjusio asmens būsena grįžta į įprastą konkrečioms situacijoms būdingą laimės lygmenį. Kiti tyrimai rodo, kad net tie, kuriuos ištinka didžiulės nelaimės, tarkime, jie suserga vėžiu, apanka, juos suparalyžuoja, Paprastai po tam tikro prisitaikymo
laikotarpio grįžta į normalų arba nedaug nuo normalaus, tesiskiriant į kasdienės laimės lygmenį. Jei mes, nepaisydami išorinių sąlygų, esame linkę grįžti į sau būdingą pradinį laimingumo lygmenį, tai kas jį nulemia? Dar svarbiau, ar šį laimės lygmenį įmanoma keisti, padaryti aukštesnį? Kai kurie tyrėjai tvirtina, kad individui būdingas laimės ar gerovės lygmuo yra genetiškai nulemtas, bent jau tam tikrų laipsnių. Panašiais tyrimais nustatyta, kad identiškiems dvyniams, pasižymintiems tokiu pačiu genetiniu sudėjimu, neretai būdingas toks pats gerovės lygmuo. Nesvarbu, ar jie užauginti sykiu ar atskirai, ir tai tyrėjams leidžia daryti prielaidą, kad esama biologiškai apibrėžto laimės lygmens, įrašomo į smegenis dar gimstant. Vis dėlto, net jei genetinė sandara ir daro tam tikrą įtaką laimės jausmo raidai, psichologai vieningai mano, kad mes iš prigimties apdovanoti nevienodų laimingumo lygių esame pajėgus konkrečiomis priemonėmis patobulinti sąmonės veiksnį ir sustiprinti laimės jausmą. Taip yra dėl to, kad kiekvienos gyvenimo akimirkos laimė gerokai priklauso nuo mūsų požiūrio. Tiesą sakant, ar tam tikrų metų mes jaučiamės laimingi ar ne, mažai te priklauso nuo objektyvių sąlygų. Šį jausmą labiau veikia tai, kaip suvokiame savo situaciją, kiek mus tenkina tai, ką turime. Linkstantis lyginti protas. Kas lemia mūsų suvokimą ir pasitenkinimo lygmenį? Pasitenkinimo jausmui didžiulę įtaką daro polinkis lyginti. Lygindami esamą padėtį su praeitimi ir suvokdami, kad dabar mums sekasi geriau, jaučiamės laimingi. Tarkime, tai nutinka, kai mūsų pajamos nuo 20 000 JAV dolerių netikėtai šokteli iki 30 000 dolerių per metus. Ir vis dėlto, laimingus mus padaro ne absoliuti pajamų suma, kaip netrunkame suprasti, priprasdami prie naujų pajamų ir suvokdami, kad nebūsime laimingi, jei neuždirbsime 40 000 dolerių per metus. Mes dairomės aplink ir lyginame save su kitais. Kad ir kiek uždirbtume, veikiausiai jausimės nepatenkinti savo pajamomis. Jeigu kaimynas uždirbs daugiau, profesionalūs sportininkai karčiai skundžiasi 1, 2, 3 milijonų metinių uždarbių ir nurodo savo nelaimės priežastį. Komandos draugas uždirba daugiau. Ši tendencija tarsi patvirtina Menkeno turtingo žmogaus apibrėžimą. Tai toks asmuo, kurio pajamos yra $100 didesnės už jo svainio. Taigi, matome, kaip pasitenkinimo gyvenimu jausmas dažnai priklauso nuo to, su kuo lyginamės. Suprantama, lyginame ne tik pajamas, bet ir kitus dalykus. Nuolatinis lyginimas su tais, kurie yra protingesni, kuriems sekasi geriau negu mums, gimdo pavydą, nusivylimą, nelaimingumo jausmą. O juk tą patį principą galėtume pritaikyti ir teigiamą prasme. Galėtume sustiprinti pasitenkinimo gyvenimu jausmą, lygindamiesi su tais, kuriems sekasi ne taip puikiai kaip mums, pasverdami visą, ką patys turime. Daugelio eksperimentų rezultatai rodo, kad asmens pasitenkinimo lygį galima padidinti, atkreipiant jo dėmesį į kitus dalykus, skatinant jį pamastyti, kad viskas galėtų būti blogiau. Vieno eksperimento metu Viskonsino Milvokio universitete moterims buvo rodomi nepaprastai sunkaus gyvenimo amžiaus pradžios Milvokyje vaizdai. Jos buvo prašomos įsivaizduoti ir aprašyti, ką reikštų patirti tokią asmeninę tragediją, kaip būti apdegintai ar sužalotai. Atlikusios šią užduotį, moterys buvo prašomos įvertinti savo gyvenimo kokybę. Užduotis parodė, kad visų jų pasitenkinimo savo gyvenimu jausmas padidėjo. Per kitą eksperimentą, atliekamą New Yorko valstijos Buffalo universitete, tiriamieji buvo paprašyti užbaigti sakinį,
Džiaugiuosi, kad aš ne. 5 kartus pakartoję šį pratimą, jie pasijusdavo daug labiau patenkinti gyvenimu. Kitos tyriamųjų grupės eksperimento vedėjai paprašė užbaigti sakinį "norėčiau būti". Šį kartą tyriamieji savo gyvenimu buvo patenkinti mažiau. Tokie eksperimentai, per kuriuos pasitenkinimo gyvenimu jausmas sustiprinamas arba susilpninamas keičiant požiūrį, įrodo, kad norint gyventi laimingą gyvenimą, svarbiausia psichologinė nuostata. Dalai Lama aiškina taip: nors laimę įmanoma pasiekti, ji nėra paprastas dalykas. Ją sudaro daug lygmenų. Tarkime, budizme kalbama apie 4 išsipildymo arba laimės lygmenis – turtą, pasaulietišką pasitenkinimą, dvasingumą ir nušvitimą. Visa kartu sudaro individualaus laimės siekio visumą. Dabar trumpai palikime nuošalyje religinės ar dvasinės aspiracijas, tokias kaip tobulumas ir nušvitimas, ir pakalbėkime apie džiaugsmą bei laimę. Kaip juos suprantate kasdieninio gyvenimo ar šio pasaulio prasme. Tradiciškai pripažįstama, kad laimę ir džiaugsmą šiame kontekste nulemia keli svarbiausi elementai. Pavyzdžiui, gera sveikata laikoma vienu esminių laimingo gyvenimo veiksnių. Kitas veiksnys, mūsų laikomas laimės šaltiniu, yra materialioji gerovė arba sukauptas turtas. Papildomas veiksnys yra turėti draugą ar gyvenimo partnerį. Visi pripažįstame ir tai, kad visaverčiam gyvenimui mums reikia grupės draugų, su kuriais galėtume susijęti emociškai, kuriais pasitikėtume. Visi tie veiksniai, tiesą sakant, yra laimės ištakos. Tačiau tam, kad individas galėtų jais tinkamai pasinaudoti, siekdamas laimingo gyvenimo ir lūkesčių išsipildymo, svarbiausia jo psichologinė būsena. Ji nulemia viską. Jei pasinaudojame tokiomis palankiomis aplinkybėmis, kaip gera sveikata ar materialinė gerovė, padėtume kitiems, jos gali tapti veiksniais prisidedančiais prie laimingesnio mūsų pačių gyvenimo. Suprantama, materialinė gerovė, sėkmė, kitais dalykais džiaugiamės savaime, tik be tinkamo psichologinio nusiteikimo, be dėmesio dvasiniam veiksniui, visa tai vargu ar užtikrina bent kiek ilgiau trunkantį laimės jausmą. Pavyzdžiui, jei slapta ko nors nekenčiate, jei smarkiai ant ko nors pykstate, tokios emocijos ardo jūsų sveikatą, kitaip tariant, naikina vieną iš laimės veiksnių. Lygiai taip pat, jums esant psichologiškai nelaimingiems ar nusivylusiems, fizinė paguoda menkai tepadės. Kita vertus, jei įstengiate išlikti ramūs, taikingai nusiteikę, tai net būdami silpnesnės sveikatos galite jaustis visai laimingi. Arba, net jei turite nuostabių daiktų, apimti intensyvaus pykčio ar neapykantos, esate pasiruošę juos išmėtyti, sudaužyti. Tokia akimirka tai, ką turite, praranda vertę. Mūsų laikais esama ypač materialiai klestinčios visuomenės, bet joje gyvena daugybė neįtin laimingų žmonių. Po blizgančių prabangos paviršiumi slypi psichologinis nerimas, vedantis į nusivylimą, nereikalingus ginčus, priklausomybę nuo narkotikų ar alkoholio, blogiausiu atveju net į savižudybę. Taigi nėra jokių garantijų, kad vien turtas gali suteikti tą jūsų siekiamą džiaugsmą ar lūkesčių išsipildymą. Ta patį galima pasakyti ir apie draugus. Jei esate smarkiai įpykę, jei ko nekenčiate, tai net artimiausias draugas pasirodys esąs atšiaurus, šaltas, tolimas, gal net įkyrus. Visa tai rodo, kokią didžiulę įtaką kasdienio gyvenimo patirčiai daro psichikos būsena, sąmonės veiksnys. Savaime suprantama, šį veiksnį būtina vertinti labai rimtai. Net jei nekalbėtume apie dvasinės praktikos perspektyvą, o tik apie pasaulietinę patirtį, tokią kaip mėgavimasis laiminga kasdienybės egzistencija, reikėtų pabrėžti. Kuo didesnę proto ramybę mes pasiekėme,
tuo labiau įstengiame mėgautis laimingu ir džiugiu gyvenimu. Dalai Lama trumpam nutyla, tarsi leisdamas suvokti savo mintį, paskui pridūrė. Reikėtų paminėti, kad kalbame apie nusiraminimą kaip psichikos būseną arba apie proto ramybę ir neturėtume jos painioti su visišku nejautrumu, su apatiška psichikos būsena. Jei pasiekėme ramią ar taikingą psichikos būseną, tai nereiškia, kad mūsų psichika išretėja ar visiškai ištuštėja. Ramus protas arba taikinga psichikos būsena savo šaknimis siekia prielankumą ir atjautą. Ta prasme šią būseną nusako didelis jautrumas bei jausmingumas. Apibendrindamas, Dalai Lama pasakė, kol mums trūksta vidinės drausmės, užtikrinančios proto ramybę, kad ir kokią išorinę gerovę ar sąlygą susikurtume, jos niekada nesuteiks siekiamojo džiaugsmo ir laimės jausmo. Kita vertus, jei pasižymite tokia vidinė kokybė, tokia proto ramybė, jei viduje esate pastovūs, tai net stokodami įvairių išorinės gerovės aplinkybių, kurias paprastai laikytumėte būtinas laimiai, įstengsite gyventi laimingą ir džiaugsmingą gyvenimą. Vidinis pasitenkinimas. Vieną popietę, eidamas per viešbučio automobilių stovėjimo aikštelę, susitikti su Dalai Lama stabtelėjau, pasigėrėti naujutėlaičiu Toyota Land Cruiser automobiliu. Mat jau senokai tokio troškau. Pokalbio pradžioje vis dar galvojau apie tą automobilį, tad tariau. Kartais atrodo, kad visa vakarų kultūra grindžiama materialiųjų gėrybių įgijimu. Mums brukte brukama reklama, siūlanti pirkti naujausias prekes, sakykime, naujausi automobiliai ir kitokius daiktus. Sunku atsispirti šito poveikiui. Juk tų trokštamų gėrybių tiek daug. Rodos niekada nesiliausime jų norėję. Gal galėtumėte pašnekėti apie tokius troškimus? Mano manymu, esama 2 rūšių troškimų, atsakė Dalai Lama. Daugelis jų teigiami. Troškimas laimės, juk jis absoliučiai teisingas. Troškimas taikos. Troškimas darnesnio, draugiškesnio pasaulio. Yra labai naudingų troškimų. Tačiau galime trokšti ir neprotingų dalykų. Paprastai iš to kyla nelaimės. Tarkime, aš vaikštinėju po prekybos centrus. Man patinka pasižvalgyti po prekybos centrą, nes ten tiek daug gražių daiktų. Žiūrėdamas į visus tuos gražius daiktus, pasijuntu, imantis jų trokšti. Visų pirma, mane veikia impulsas. Ak, aš noriu šito, aš noriu ano. Paskui pagalvoju. Ar man tikrai viso to reikia? Dažniausias atsakymas – ne. Jeigu pasiduosite tam pirmajam impulsui, kaip mat ištuštinsite kišenes. Daug išmintingesnis tas kitas troškimų lygmuo, atitinkantis pamatinius žmogaus poreikius, tokius kaip maistas, drabužiai ir pastogė. Kartais visuomenės, kurioje gyvenate, aplinkybės nulemia tai, ar konkretūs jūsų troškimai bus laikomi nesaikingais, nederamais. Pavyzdžiui, jei gyvenate klestinčioje visuomenėje ir automobilis yra būtina jos kasdienio gyvenimo detalė, trokšti jo nėra taip jau bloga. Bet jei gyvenate skurdžioje visuomenėje, Indijoje ir galite puikiausiai išsiversti be automobilio, bet vis tiek jo trokštate, tai net turėdami jam pinigų ilgainiui neišvengsite bėdų. Greičiausiai pelnysite nepalankius kaimynų jausmus, kils kitokių nemalonumų. O jei gyvenate turtingesnėje bendruomenėje ir turite automobilį, bet norite vis prabangesnio, irgi galite prisišaukti bėdą. Vis dėlto bandžiau ginčytis, nesuprantu, kaip noras turėti brangesnį automobilį ar jo įgijimas galėtų pridaryti rūpesčių labiau pasiturinčiam žmogui. Aišku, turėdami prabangesnį už kaimynų automobilį, galite sukelti jų pavydą.
Bet jums patiems naujasis pirkinys turėtų suteikti tik pasitenkinimo ir džiugesio jausmą. Dalai Lama papurtė galvą ir tvirtai atsakė: ne, vien pasitenkinimas negali nulemti, ar troškimas arba veiksmas yra teigiamas ar neigiamas. Žudydamas žudikas irgi gali jausti pasitenkinimą, bet tai nepateisina jo poelgio. Visas kitas nedorybės juk taip pat įvykdo žmonės, tuo metu veikiausiai jaučiantys pasitenkinimą. Teigiamą troškimą ar veiksmą nuo neigiamo skiria ne tai, ar jis kaip mat suteiks pasitenkinimo jausmą, bet tai, kokius sukels padarinius, teigiamus ar neigiamus. Jei pavyzdžiui, kalbame apie tai, kad žmogus trokšta vis daugiau brangių daiktų, jei tas troškimas remiasi psichologinę nuostatą, skatinančią norėti vis daugiau, jis galiausiai pasiekia savo galimybių ribą, o tada tenka susidurti su realybe. Pasiekęs tą ribą, žmogus praranda bet kokią viltį ir patiria depresiją. Tai tik vienas pavojų susijusių su tokio pobūdžio troškimais. Manau, kad tokie neriboti troškimai skatina godulį ir nuolatinį nepasitenkinimą dėl per didelių lūkesčių. Mąstydami apie tokį kraštutinumą kaip godumas, išvysite, kad jis stumia žmogų į nusivylimą, didžiulę sumaištį, sukelia daug problemų. Susidūrę su godumu, pastebime tokią šio reiškinio savybę. Jis atsiranda kaip troškimas ką įgyti, bet įgyjus tai, ko trokštama, godumas tampa nepasotinamas, beribis, bekraštis, stumiantis žmogų į vis didesnę bėdą. Dar viena įdomi aplinkybė susijusi su goduliu. Nors atrodytų, jog jo varomoji jėga yra pasitenkinimo siekis, ironiška, kad net pasiekęs trokštamą tikslą žmogus lieka nepatenkintas. Tikrasis godumo priešnuodis yra pasitenkinimas. Jei jums būdingas pastovus pasitenkinimo jausmas, nesvarbu, ar tą tikslą pasieksite ar ne, tai šio jausmo nesudrums. Tad kaip galėtume pasiekti tokį vidinį pasitenkinimą? Yra du būdai. Vienas jų – įgyti visą, ko užsinorime, ko trokštame, gausybę pinigų, namų, automobilių, tobulą gyvenimo draugą, tobulą kūną. Dalai Lama nurodo tokios nuostatos ydingumą. Jei mūsų norai ir troškimai yra nesutramdomi, anksčiau ar vėliau susidurėme su tuo, ko įgyti neįstengsime, ko nuolatos trokšime. Kitas patikimesnis būdas – neįgyti visą, ko trokštame, o norėti to, ką turime, vertinti tai, ką turime. Vieną vakarą žiūrėjau televizijos interviu su Kristoferiu Reevu, aktoriumi, 1994 metais nukritusi nuo arklio ir dėl stuburo smegenų pažeidimo paralyžiuotų nuo kaklo žemyn. Nuo pat savo susižalojimo jis kvėpavo padedamas mechaninės ventiliacijos. Žurnalistui paklausus, kaip Reevas kovoja su depresija, galinčia apimti po tokio susiluošinimo, jis prisipažino pergyvenęs trumpą visiškos depresijos laikotarpį, dar gulėdamas ligoninės intensyviosios priežiūros skyriuje. Tačiau, pasak jo, tie nevilties priepuoliai praėjo palyginti greitai. Ir dabar jis nuoširdžiai manąs, kad jam nuskilo. Jis ne tik minėjo, kokia palaima turėti mylinčią žmoną ir vaikus, bet su dėkingumu kalbėjo ir apie sparčią šiuolaikinės medicinos raidą, apie tai, kad jo įsitikinimu per artimiausią dešimtmetį stuburo smegenų pažeidimai bus išgydomi. Tvirtino, jei būtų susižeidęs prieš 4 metus, nuo tokių sužalojimų greičiausiai būtų numiręs. Pasakodamas, kaip prisitaikė gyventi paralyžiuotojo gyvenimą, Reevas tikino, kad neviltis gana greitai išsisklaidė, nors protarpiais vis dar nusmelkdavo pavydas girdint, kaip kas nors sakydavosi užbėgsantis laiptais ko nors pasiimti. Mokydamasis įveikti pavydo jausmą, jis supratęs, kad vienintelis būdas gyventi – vertinti tai, ką dar turi, matyti tai, ką dar įstengi padaryti. Mano atvejis, sakė jis, laimingas, nes galvos smegenys liko nepažeistos, tad nepraradau proto.
Taigi sutelkęs dėmesį į dar likusius išteklius, Rivas nusprendė pasitelkti proto išgales visuomenės sąmoningumui ugdyti, teikti žinias apie stuburo smegenų pažeidimus, padėti kitiems. Jis toliau ketina viešai kalbėti, kurti filmų scenarijus ir vadovauti filmų kūrimui. Vidinė vertė. Akivaizdu, kad psichologinės nuostatos keitimas yra efektyvesnis būdas laimingumui užtikrinti, nei bandymas rasti laimę per išorinius šaltinius, tokius kaip turtas, kaupiami daiktai, net fizinė sveikata. Kitas vidinis laimės šaltinis, glaudžiai susijęs su vidinio pasitenkinimo jausmu, yra savosios vertės jausmas. Apibūdindamas patikimiausią savosios vertės jausmo ugdymo pagrindą, Dalai Lama aiškina. Tarkime, jei aš nepatirčiau jokių stipresnių jausmų, nesugebėčiau lengvai įgyti gerų draugų, tai netekęs savo šalies, praradęs politinį autoritetą Tibete, tapęs pabėgėliu ir neturėdamas bičiulių, būčiau neišsivertęs. Man, gyvenant Tibete, pati politinės sistemos struktūra lėmė, kad Dalai Lamos institucijai buvo reiškiama tam tikra pagarba. Tad žmonės ir elgėsi su manimi taip, kaip reikalavo politinė struktūra, nors nebūtinai nuoširdžiai mane gerbė. Vis dėlto, jei mano ryšys su žmonėmis būtų grindžiamas vien tuo, man, netekusiam tėvynės, būtų buvę be galo sunku. Laimė yra ir kitas vertės bei orumo šaltinis, ir kaip tik dėl jo galėjau užmegzti ryšius su kitais žmonėmis. Užmegzti ryšį su kitais žmonėmis įmanoma dėl to, kad ir tu esi žmogus, gyvenantis žmonių bendruomenėje. Toks ryšys suvienyja visus. To pakanka vertės ir kilnumo jausmui pagimdyti. Šis ryšys gali tapti paguodos versme tada, kai prarandame visą kitą. Dalai Lama trumpam nutyla, gurkšteli arbatos ir papurtęs galvą pridūrė. Deja, istorijoje gausu imperatorių bei karalių, dėl kokių nors politinių perversmų praradusių sostą ir priverstų palikti šalį. Ir tolesnis jų likimas netoks linksmas. Man atrodo, kad be prielankumo kitiems žmonėms, be susisiejimo su jais, gyvenimas gali būti labai sunkus. Apskritai, žmonės būtų galima skirstyti į laimės kūdikius ir nelaiminguosius. Vieni turtingi, lydimi sėkmės, apsupti artimųjų. Bet jei tokio asmens orumo ir savosios vertės jausmo šaltinis tėra materialinė gerovė, jis išliks tik tol, kol to žmogaus žemiškiams turtams niekas negrės. Vos tik jie dings, tokiam žmogui bus lemta kentėti, nes jokios kitos priebėgos jis neturės. Antra vertus, štai, sakykim, kitas žmogus, kurio ekonominė gerovė ir finansinė sėkmė nemenkesnė už ano, tik jis yra šiltas, mylintis ir mokantis užjausti. Jis turi ir kitą savosios vertės ištaką, teikiančią kilnumo jausmą, tarsi dar vieną inkarą. Todėl galime tikėtis, kad net praradęs materialiuosius turtus, iškart nepuls į neviltį. Toks samprotavimas leidžia daryti išvadą, kad žmogui ugdantis savosios vertės jausmą, dvasios šiluma bei meilumas turi ir praktinę reikšmę. Laimė ar malonumas? Praėjus keliems mėnesiams po Dalai Lamos paskaitų Arizonoje aplankiau mokytoją jo namuose Daramšaloje. Ta birželio popietę tvyrojo drėgna, varginanti tvanka. Ir nors paėjėti iš kaimo tereikėjo visai netoli, atvykau pas jį persmelktas prakaito. Buvau pratęs prie sauso klimato ir tą popietę drėgmė atrodė stačiai nepakeliama. Tad mudviem sėdantis šnekučiuotis nebuvau itin puikiai nusiteikęs, o Dalai Lama atrodė kuo puikiausio ūpo. Žodis po žodžio ėmėme šnekėtis apie malonumą. Mums kalbantis šią temą, jis pasakė kai ką svarbaus. Mūsų laikais žmonės kartais neskiria laimės nuo malonumo. Tarkime, neseniai kalbėjau Indijos auditorijai Radžpure. Man paminėjus,
kad gyvenimo tikslas yra laimė, vienas klausytojų pareiškė, jog Krasničas moko, kad laimingiausias akimirkas patiriame per lytinę veiklą, kad seksas gali padėti mums pasiekti laimę. Dalai Lama nuoširdžiai nusijuokė. Jis norėjo sužinoti, ką aš apie tai manau. Atsakiau manas, kad didžiausia laimė yra pasiekti išsilaisvinimą, tą lygmenį, kuriame nėra kentėjimų. Tai tikra beribė laimė. Ji visų pirma yra sąmonės ir širdies parametras. Vien per fizinį malonumą pasiekiama laimė nepastovi. Šiandien ją jaučiame, o ryt ji gali išsisklaidyti. Iš pažiūros, šis Dalai Lamos pastebėjimas savaime akivaizdus. Juk laimė ir malonumas yra du skirtingi dalykai. Deja, mes, žmonės, itin linkstame juos sutapatinti. Netrukus, po šio pašnekesio man, parvykusiam namo, viena pacientė per terapijos seansą konkrečiai parodė, koks veiksmingas gali būti paprastas šių dviejų dalykų atskirimas. Hetera, jauna netekėjusi moteris, dirbo psichologė konsultantė vietovėje netoli Finikso. Nors jai patiko dirbti su sunkiai auklėjimu jaunimu, jau kurį laiką ėmė jaustis nepatenkinta tenykščiu gyvenimu. Dažnai skųsdavosi, kad žmonių vis daugiau, mašinų srautas vis tirštesnis, o vasaros karštis nepakeliamas. Jai siūlė darbą dailiame nedideliame kalnų miestelyje. Tiesą sakant, tame miestelyje ji kelis kartus jau buvo lankiusis anksčiau, tad dabar svajojo ten persikelti. Atrodytų, svajonė išsipildė. Vienintelė bėda buvo tai, kad jai pasiūlė dirbti su suaugusiais. Hetera savaičių savaitės kankinosi niekaip negalėdama apsispręsti, ar imtis šio naujo darbo. Pabandė sudaryti visų už ir prieš sąrašą, bet jos apmaudui ir vienų ir kitų argumentų buvo tiek pat. Ji man kalbėjo, žinau, kad tas naujasis darbas man nepatiks taip kaip senasis, bet juk tai su kaupu atsvers malonumas gyventi tame miestelyje. Man ten tikrai patinka. Vieni jį atvykusi pasijuntu taip gerai. Ir man be galo nusibodo čionykštis karštis. Tiesiog nežinau, ką daryti. Jei paminėjus malonumo sąvoką, prisiminiau Dalai Lamos žodžius, tarsi išmėgindamas paklausiau. Kaip manai, ar persikėlimas ten suteiktų daugiau malonumo ar laimės? Ji trumpam pritilo, nežinodama, kaip suprasti mano klausimą. Pagaliau atsakė. Nesu tikra. Žinot, tikriausiai man tai suteiktų daugiau malonumo negu laimės. Galų gale vis vien nesijaučiau laiminga, dirbdama su tokiais klientais. Nes čia darbas su vaikais man iš tiesų teikia didžiulį pasitenkinimą. Tad tereikėjo perfrazuoti šią dilemą klausiant, ar tai atneš man laimės, ir padėtis tarsi paaiškėjo. Staiga ji galėjo daug lengviau apsispręsti ir nutarė pasilikti Finikse. Aišku, vis dar skųsdavosi dėl to, kad vasara karšta, bet sąmoningai apsisprendus ir pagrindus sprendimą tuo, kas jos manymu ilgainiui suteiks daugiau laimės, net karštis tapo lengviau pakeliamas. Apsispręsti pasirinkti mums tenka kone kasdien. Nors stengiamės nesuklysti, dažnai nepasirenkame, kas mums geriausia. Nemenka dalimi tai lemia faktas, kad tinkamas pasirinkimas dažnai pats sunkiausias. Dėl jo reikėtų paaukoti malonumą. Kiekvieną šimtmetį žmonės stengiasi tinkamai apibrėžti tą vaidmenį, kurį mūsų gyvenime vaidina malonumas. Mūsų santykį su malonumu tyrinėjo ištisas legionas filosofų, teologų ir psichologų. Epikūras 3 amžiuje prieš Kristų savąją etikos sistemą grindė drąsiu teiginiu, kad palaiminto gyvenimo pradžia ir pabaiga yra malonumas. Vis dėlto, net jis pripažino sveiko proto bei nuosaikumo svarbą sutikdamas, kad neribotas mėgavimasis jusliniais malonumais kartais gali baigtis skausmu. XIX amžiaus pabaigoje malonumo teoriją suformulavo Zigmundas Freudas. Pasak jo, viso psichikos aparato svarbiausioji motyvuojamoji jėga yra troškimas palengvinti nerealizuotų,
instinktyvių norų sukeliama įtampa. Kitaip tariant, svarbiausias esminis žmogaus motyvas yra malonumas. Daugelis 20-ojo amžiaus tyrinėtojų nusprendė nusileisti į filosofinius svarstymus ir ėmėsi bandyti smegenų pogumburį bei limbines sritis elektrodais, stengdamiesi apčiuopti tą konkrečią smegenų sritį, kurios stimuliavimas elektra sukelia malonumą. Tačiau nereikia nei mirusių graikų filosofų, nei 19 amžiaus psichoanalitikų, nei 20 amžiaus mokslininkų, kad suprastume, kas yra malonumas. Jį pažįstame jausdami, juntame jį, kai mus paliečia, ar mums nusišypso mylimas žmogus, kai šaltą lietingą popietę panyrame į karštą vonę, kai gėrimės saulėlydžio grožiu. Kai kuriems pažįstami ir tie malonumai, kuriuos sukelia pašėlišką rapsodiją gyslomis grojantis kokainas, heroino kvaituliais, užavimas apsvaigus nuo alkoholio, neribojamų lytinių potyrių palaima, lošėjo ekstazė Las Vegase. Šie malonumai taip pat be galo tikroviški ir jais įpratęs mėgautis ne vienas mūsų visuomenės narys. Nors nesama lengvų patarimų, kaip išvengti šių pražūtingų malonumų, dėkui Dievui, pradėti galėtume nuo paprasto priminimo, kad gyvenime siekiame laimės. Kaip nurodo Dalai Lama, tai faktas, dėl kurio neapsiriksi. Jei ką nors rinksimės turėdami galvoje šį paprastą dalyką, bus lengviau atsisakyti to, kas ilgainiui stumtų į pražūtį, net jei suteiktų akimirkos malonumą. Mums taip sunku ištarti ne dėl tos priežasties, kad šis žodis paprastai siejamas su kuo nors atsižadėjimu, kuo nors atsisakymu, savęs neigimu. Ar negeresnis būtų kitoks požiūris, kad galėtume pagrįsti savo apsisprendimą? Paprasčiausiai paklauskime savęs, ar tai padarys mane laimingą. Toks paprastas klausimėlis gali tapti veiksminga priemonė. Jie galėtume naudotis visose gyvenimo srityse, ne tik tais atvejais, kai neapsisprendžiame, ar pamėginti narkotikų, ar sušveisti 3 gabalą pyrago su bananų kremu. Toks klausimas leis mums į viską pažvelgti naujai. Kai kasdien sprendžiame, kai renkamės, turėdami galvoje šį klausimą, svarbiausia tampa ne tai, ko atsisakome, o tai, ko siekiame didžiausios laimės. Tokios laimės, kokia apsako Dalai Lama, neblėstančios, trunkančios nuolat. Tokios laimės būsena nepriklauso nuo gyvenimo pakilimų ir nuolydžių, ar įprastinių nuotaikos svyravimų, kaip esminė pačios mūsų esybės dalis. Turint tai galvoje, lengviau ir tinkamai pasirinkti, nes tokiu poelgiu siekiame savo ką nors suteikti, o ne ko nors atsisakyti ar iš savęs atimti. Tai nuostata artinanti, o ne tolinanti mus prie laimės. Jie veikiau apkabiname, o ne atstumėme gyvenimą. Toks visą persmelkiantis artėjimo prie laimės jausmas gali smarkiai paveikti mūsų gyvenimą. Jis suteikia mums galią priimti gyvenimo džiaugsmą ir jam atsiverti. Įgarsino Mahajana Akademija.